Labas rytas. Saulytė bando išlysti. Vėl reikia priprasti prie palapinės. Bet smagu, atsikeli gamtoj. Nu, netoli kelią, bet vis tiek. Kavos nebėr. Dabar pasikepsiu kiaušinių. Nežinau, dėl ko norėjau jums parodyti savo kiaušinius. Ir dabar yra 7. Vakar nuėjau tikrai pakankamai anksti miegoti, bet labai dažnai prabudinėjau. Jo, vis tiek vėl kitokia aplinka, nauja šalis, nauji įspūdžiai iš po vakar. Nu, iš tikrųjų buvo nelengva diena, nelengvas pastarąsias porą savaičių ar kiek ten, kai palikau Lombok. Bet nieko, yra ką pasimokyti, reiks padaryti refleksiją, nes visą kurį jaučiu, kuris sukyl keliaujant per tokias vietovės, vis tiek kažką pasako ir apie mane. Į ką dar reik biškį pasigilinti, dėl ko. Na, aišku, čia yra logiška. Didelis nuovargis, karštis ir didelis žmonių dėmesys tikrai nėra pati geriausia kombinacija. Gerai, gaminam pusrytį. Kiek čia galima šnekėti. Ir šiandien damušti likusią distanciją, man atrodo, liko virš 70 kilometrų iki Dili. Ir ten jau pradėsiu ruoštis kam? Skrydžiui. Dar vis negaliu patikėti. Vakar jau šitą distanciją numyniau ir dar va lika iki Dili, iki būtent hostelę, kurį išsisaugojau. Kažkur krūmynuose pasistačius palapinę. Dabar galvoju, kaip reiks išvažiuoti, nes žiūrėkit, pro tokią reljefą aš čia atsibeldžiau ir buvo ką veikti. Bet čia irgi yra daug spyglių. Antra diena Timur-Leste ir paskutinė minima diena. Gerai, reikia išsivaryti dviratuką, reikia saugoti spyglių. Prieš išvažiavus iš čia reikės pasitikrinti padangas, ar nėra biškį dalinai įlindusių, nes kitas sykį ir yra šitas faktorius. Kažkur per Šabakštynus važiuojama ir atgal į pagrindinį kelią ir nepasižiūr žmonės padangų. Nes kitas iki būn biškį įlindę, bet ištraukus problemas nepadaro. Tai irgi, reikia profilaktiškai dažnai pasitikrinti. Nu ir pro kur čia man reiks išvažiuoti?
Leidžiau. Taip, šiais svariau. O čia. Kaip aš pralendau. Vat, kai nori miegoti, esi pavargus, tada pro belę kur praleis ir po to ryte mąstysi, kaip aš čia taip sugebėjau, ką? Gerai, kad Timur Lestei tiek ir telika tų kilometrų, nes jeigu yra įkalnė, tai virš 10%. Įminti ein, bet nelengva. Viskas, nebeturiu vandens, laukiu, kol kokia mašina pravažiuos, kad galėčiau sustabdyti, paprašyti. Nutroškus. Gražus vaizdelis. Tai įpylė man gal kokius 400 ml vandens į mano butelaitį. Bet kai papildi, tą tuščią buteliuką išmeti ten. Moteris. Na, čia irgi Timur Leste ta pati kultūra šiukšlinimą. Dvi meilės vienam kadre, dviratis ir moka. Hello. Hey. Fast. Run. Go. Pažiūrėkit, kas ten lauk. Siena, dar viena siena. Stumykla su vaikais. Vat kai judi lėtai, visi sugeb prisistatyti, viens motoroleris važiuoja, tada antras pristuoj. O dievalio. Bye. Va. Vaikai biški padėjo man stumti. Gerai, tęsiam. Keliaujam toliau. Esu visiškai nutroškusi, stabdau mašinas, vandens nėra, ir ko laukiu, nusiėmiau šitos iš Indijos papuošimus, reikia išmesti. Kojas dreb. Man atrodo, reikia bandyti tada traukti iki artimiausią miestuką. Esu pervargus nuo žmonių dėmesio šiandien. Mister. Atsistoviau į parduotuvėlę, paprašiau papildį. Kelias kainas apžiūrėjau. Mačiau alaus kainą uždėta, $2 mažiuks skardinuks. Tai įsivaizduoju, kad čia visur kainikės bus jo dvigubai didesnės negu Indonezijoje. Nes irgi vakuras, man atrodo, 1,5 kartą brangiau.
buteliai, kurie buvo Indonezijoje, kainavo 15 000 rupijų, tai gal 80 centų, o čia kainas uždėtas $2. Tas pats kiekis. Dili. Dar 10 kilometrų iki nakvynės. Opa! Už šitą posūkę yra Dili. Paskutinė stotelė Pietryčių Azijoje. Beveik 10 mėnesių, 12 700 kilometrų. Oi, prailga Pietryčių Azija. Bet viskas. Prašau. Na va, paprasta ta Timur Leste sostinė Dili. Nėra čia nei daugiaaukščių. Na va, persirengiau, pasidėjau daiktus hostelį ir išvažiavau greit nusipirkti SIM kortelės, nes hostelį nėra internetą. Ir čia vyks kažkokia šventė. Faina. Visi pasipuošę. Įsigijau SIM kortelę, išsitraukiau pinigų. Čia Timur Leste yra naudojami doleriai. Pagaliau galiu kažką nusipirkti. 2 savaitėm nelimituotas internetas, dar $10. Tai iš tikrųjų pakankamai geras pasiūlymas. Maniau, kad bus blogiau. Dabar irgi nuėjau į prekybcentrį apsipirkti, tarkim, piens ar dar kažkas. Nu, labai jau kažkaip nesiskirtos kainos nuo Indonezijos. Tarkim, tuos produktus, kuriuos mėgstu. Na va, visų gražumu. Čia pagrindinis Timūro apsipirkinėjimo centras. Čia dabar pavalgyti. Yra tikrai proga švęsti. Neįtikėtina. Iš tikrųjų pagalvojus, kad Pietryčių Azijoje praleidau tiek laiką. Tai va, mažą bintang aliuką. Kas čia yra? 330 ml.